Ar gali sustorėti vien žiūrėdamas į maistą? Kai pradėjau su gliukozės matuokliu tikrinti, kas vyksta mano kraujyje suvalgius įvairių produktų, pastebėjau tokį keistą reiškinį, kad ruošiant kažką skanaus, ypač saldumynus, juos pjaustant, filmuojant, mano cukrus kažkodėl krenta žemyn, o po 10-15 minučių vėl grįžta į normą, nors nieko nevalgau. Kodėl taip yra? Kaip ir rašo šitas mokslinis straipsnis, kad mūsų kasa gali pradėti gaminti insuliną ir išskirti jį į kraują vien mums pamačius maistą ar pagalvojus apie jį. Tai reiškia, kad mes pamatom maistą ar pagalvojam apie maistą ir mūsų smegenys per autonominę nervų sistemą siunčia signalą į kasą, kad ji pradėtų gaminti insuliną ir ruoštųsi tą maistą priimti. Tada insulinas yra išskiriamas į kraują, kurio darbas yra numušti cukrų. Bet cukrus realiai tai nepakilęs, nes mes nieko nesuvalgėm. Todėl insulinas numuša tą cukrų, kuris tuo metu kraujyje yra. Dėl to mes ir matome šitoje kreivėje cukraus kritimą. Antra, kai tik insulinas kraujyje pakyla, riebalų deginimas iškart yra stabdomas, nes prasideda gliukozės deginimas. Tai jeigu žmogus laikosi kažkokios dietos, kad sudegintų riebalų ir jam labai sunku ir jis labai nori valgyti ir jis visą dieną galvoja apie maistą, tai reiškia, kad jo insulinas yra nuolat aukštas, o tai reiškia, kad tuo metu riebalų deginimas nevyksta.